Labukas visiems. Prašė plėšeriakų žvejybos, lydekos ešeriai. Bandysim. Atvykome į matytą vietelę. Sezonui jau užsidarė. Oi, vasara čia gražiai buvo. Aišku, kažkas dar remontuojasi, gal va čia darbuojasi, užsidarinėja. Medvei. Laukia chebrytė. Bandysim paspiningauti. Jie ten turbūt gal, nemanau, kad žvejoja. Turbūt tikrina veikinių dalykų sutvirtinimus prieš sezono visišką uždarimą. O mes einam ten į kraštelį pamėti dabar. Po to pajudėsim gal į vieną pusę, į kitą pusę. O kaip seksis? Pasimėgaukit. Ir šio epizodo partneris pas mus yra ne bet kas, o mūsų draugai Deeper. Vėliau truputėlį papasakosiu plačiau, kaip galit su Deeperiu susirasti pačius geriausius taškelius savo žvejybai ir žinoti, kur duobės ir taip toliau. Iš tikrųjų, net nereikia turėti jokio Deeperio produkto, užtenka savo telefono Deeperio membershipą. O, čia lieptelį pastatė po nardymui. Maudyklą naują atidarė. Nu, va. Nauja vietelė. Vandenėlis atrodo toks guvus, bet girdžiu ten vyrai kalba, valtį irgi sako, šaltas vanduo. Ką, pamėginsim padaryti keletą metimų ir žiūrim, kaip seksis. Dabar žvejoju va ant tokio džigelio. Na va, tolimesnis įmetimas. Tokie staigesnių, greitesnių tampimų. Bandau palei krantą. Kas čia buvo? Nu, su pirmoju musoliuku, kuris yra toks. Žinau, kiek jų matysis dabar. Bet gal. Offsetinis čeburaška gumiukas. Nieko. Bandom keisti. Girdėjau įdomų dalykėlį, kad spinner baitai ešerius labai vilioja šį sezoną. Tai aš iš tikrųjų netgi turiu keletą skirtingų spalvų. Pamėginsiu dabar tokį ryškaliuką užsidėti. Va, gal į kamerą jums parodysiu. Bandom tokį. Jeigu lydeka jį čiups, tai man jį ir nuneš. Rimta lydeka, ta prasme. Nes aš turiu tik tais fluorokarbono pavaidėlį. Bet jeigu lydeka čiups, pasikeisim normalų pavaidėlį. Galbūt reiškia, kad lydekos bando doroti šitos dalykėlį. Galim kuprinę palikti čia. Oi, gražiai. Nu, bandom pažiūrėti, kas spinnerbaitas. O, skrenda gražiai. Grindai bandysiu taip tuk iššukuoti. Ir jeigu nieko, nu reiškia nieko. Kol kas jokio kepštelimo. Ten jaunuoliai matau, vaikšto žvejoja, kažką daro. Čia ir ta praeitą kartą atrodė, kad kibimas čia yra turbūt pakilėjimas ir jau akmenų ar žvyro kraštą atsiremia vis. Ką gero, vyrai? Nieko? Pagavot kažką? Iš vis nieko? Ne, tik atvariau. Kiek laiko žvejojat? Kuo gaudai? Taip pat kaip ir aš. Nu turėt sukipsi tos lydekos ešeriai, bet nieko. O kurioje pusėje žvejoja? Ten labiau mačiau buvot nuėję, ne? Jo, buvom ten ant tilto, čia buvom turbūt tilto, ne? Na, einu pasivaikščioti dar. Nu, su jaunuoliais pakalbėjau, pasidarė taip pat kaip ir aš, žvejoja, šypsojasi, nežinau, žiūri mano video ar nežiūri, pakomentuokit vyrai, jeigu žiūrit mano video. Nes man atrodo, kad žiūri, tik neišdrįsot pasakyti nieko. Šypsojatės, na gerai, bandom gal va čia keletą metimų padaryti šitą kraštą, žiūrėsim kaip seksis. Nu įdomu, aš tikrai tikėjausi, kad man čia bus kibimų, nes čia esu pagavęs gražių ešerių, netgi epizodas yra išleistas vienas. Kol kas nieko, jaunuoliai sakė visą valandą irgi žvejoja ir nieko. Pabandyk. Dar vienas kampas praėjimas šitoks. Neskęsiu aš ant šito. Gal ir skęsiu. Galvojau, viskas jau ragas. Bet reikėjo gal tiesiog biškį toliau nueiti. Bet čia jo. Vandenėlis labai arti, bet noris, o čia palytas žolės. Numesti keletą metimų. Aš palieku jūs čia, pats einu šiek tiek toliau. Irgi džiginti galim su juo. Netolimi metimai, čia 3 gramai vietoj 5. Pirmų metimų. Wow. Net nepaėmiau ranką, bet žuvelė yra. Nu,
trumpai pakalbėkim apie Deeperio appsą. Kuom jis yra gerai? Leiskit man pasidaryti screen recordingą. Kuom appsas yra gerai? Mačiau, dabar kažkokį atnaujinimą paleido. Atsidarome appsą. Galite flexinti dabar. More. Lithuania, Vokė, Brytė. Deivis, Ivanas. O, Deeperis, Andrius. Linkėjimai, Andriau, jeigu žiūri video, gražus karpiukas. Čia iš Deeperio kompanijos. O, čia iš Deeperio, visi iš Deeperio tik tais flexina. Ai, ne tik. Yra ir visokių. Čia ne tik lietuvių, bet ir geras. Reikia man kokį trofėjinį pagauti ir pasišėrinti. Bet pradėkime nuo vieno dalykėlio, pavyzdžiui. Kaip matėte, aš esu prie Medbay, tai žinot, kuris čia karjeras ir čia žiūrėjau, aš čia nieko nebandau nuslėpti. Ir va, dabar bandau eiti palei kraštus, kur yra mažesnis gylis. Žinau, kad va čia, žiūrėkit, yra 6 metrai. 6,3, tai aš gal nuėjęs prie to krašto, į duobę pabandysiu mesti. Čia 7, gal pamėginsim su spinnerbaitais įmesti į giliau. Tai visas duobės, viską taip galite susirasti. Membershipas nekainuoja daug. Visiems metams pasiemat ir visi telkiniai. Galite žemėlapius parsisiųsti, pavyzdžiui. Parodysiu. Offline maps. Susirandate savo šalį ir tarkim Estą Lietuvą. O, man dabar siunčia kaip tik, nes aš buvau užspaudęs. Gal atsinaujina kažkoks appsas. Tai va, matote, siunčia. Parsisiunčiate šalį, kurioje gyvenate arba į kurią planuojate važiuoti. Visą pasaulį jūs čia surasite. Naujiena dar buvo. Va, pavyzdžiui, galite pasirinkti. Dugno kietumą galite žiūrėti. Spalvų paletę galite pasirinkti, kokį norite. Prieplaukos jums rodo, kur galite valtis įsileisti. Asmeninis žemėlapis, kur savo vietas galite susižymėti. Markus, kečius. Čia yra geras. Pavyzdžiui, aš Deeperio appse kartais sėdžiu namie, su tuo pačiu loginu per jų website prisijungiu ir susirandu visą informaciją, susirandu vietas. Turiu dar vieną, už kelių dienų varysiu žvejoti, tai laukite dar vieno video. Su Deeperiu susižymėjau taškelius. Duobeles vienoj upėj. Tikėkimės pavyks ten kažką pagauti. O šiandien mes dar einame pažvejoti ir jeigu jūs domina Deeperio, pavyzdžiui, appso membershipas, šaukite linką video aprašyme. Aš naudoju Deeperio appsą kiekvienoje žvejybai. Net jeigu ir Deeperis tos žvejybos nesponsorina epizodo, aš vis tiek naudoju, vis tiek pasižiūriu. Ir jo, lėkim pamėginti pagauti ešerį arba bent gal lydeką. Lėkam. Offsetinis padarytas. Turėčiau praeiti. Oi, kaip gražiai pralindau pro žolės. Jokio, tiesiog keletas tank švinuko. Kaip nufilmavau, tikiuosi. Dasivijo. Jūs pažiūrėkit. Jis šalia dasivijo. Ir aš jį suviliojau prie pat iš krūmų. Iš šitos žolės. Reiškia, žolėse yra jie. Va. Paprastas, gražus ešeriukas. Ar mes bandom tokią vietą? Juokaujat? Faktas, kad bandom. Čia yra ledas. O. Buvo kibimas. Tik buvo kibimas čia. Kaip ir pagalvojau toj lankeliai. Yra. Nu, sakau, žiūriu palei dugną, bet jeigu atvirai, gražus ešeriukai, va, parodau į kadrą. Ta prasme gražus. Aš nustebęs esu, kad toks mažas, tokį mano galingą. Sakyčiau, gan didelį čiumpą. Visai norėtųsi ir to didesnio. Reiškia, šitam pašaly jų yra gal netgi keletą daugiau. Kažkoks kibimas lyg tai buvo. Ten tikrai gilu, galim leisti nuskęsti. Jeigu ten 5-6 metrai, tai pažiūrim, kas gero Instagrame. Instagrame, jeigu nefollowinat manęs, galite užsukti ir pasifollowinti. Ten istorijus dažnai įmetu. Kur būnu, ką darau, daug anksčiau negu epizodai išeina. TikTok'e galite pafollowinti. Ten irgi bajeriukų įkeliu. Kaip sakot, per tiek laiko jau nuskendo? Aišku, nuskendo. Dabar leisiu šiam pagulėti ir jis pradės plaukti. Watch this. Ai, 2 kart. Neužkirtau. Kaip nutempia. O, wow. Labai stipriai nutemptas. Įdomus vyniojimų stilius. Kas nors taip vynioja? Aš vynioju. Vandenėlio skaidrumas, tai wow, vyva. Pažiūrėkit, koks čia yra grožis. Bet ar čia laukia manęs ešeriai? We will find out. Aha, mažiukai nesidomi. Apsisuko visi. Tokie atplaukia. Nežinau, ar ant 3 kameros matysis, bet gal.
tolimas kibimas iš toli, pajutau krentantį, kaip ima, bet yra labai nedidelis. Bet reiškia ten vat alkanas. Bet kokie jie čia švarūs. Prieš saulytę va parodysiu. Pasižiūrim, ką turim dar. O gal. Kol kas šito žvejybai ne vieno masaliuko nepraradau. O man būna su spiningėliu bent po 2, po 3 prarandu. Čia geras ženklas. Arba ne. Dabar prisibazarinsiu ir bus. Pabandom dar toj pačioj vietoje, bet jeigu ne, tai ne. Nu, bet vienas čia buvo pagautas. Koks vienas laukia, kol nenuplaukė. Žiūrėkit, su telefonu nufilmuosiu šį po vandeniu. Čia atrodo nieko. Sveiki. Ir toks žiūri. Sveiki. Vakaro dienos. Tai jau čia ir užkibo jis man. Aha, dienos gražiausias. Nu gerai, sezonas atidarytas su gražesniu ešeriu. Panašu buvau Danijai pagavęs. Keliauk. Nu, suviliojot kokį ešerį? 4? Aš irgi, man atrodo, 4, tai gal čia tas biški kibimas. O didelius? Du kokie 15, 16, o kiti tokie. Nu, pas man irgi vienas tik didesnis. O lydeko esate čia pagavę? Pagalvau, 4. 4? Galiu jūs dėti video? Ja. Gerai. Jūs čia gyvena turbūt kažkur, ne? Eina savo. O ant ko pagaut? Ant panašus kaip. Ant akių? Tai čia šitas, žiūrėk, toks pat, aš tokį pačiu žvejoju. Mes iš jūsų video. A, ne? Pagalvojau, kad žiūrit video, nes sakau, tai jau šypsojatės prieš tai taip. Gerai, žvejokit, gaudykit. Visą. Aš jums po vieną dovanėlę. Bet tada man, jeigu žiūrit mano video, turėsite mesti fotkę, jeigu pagausite į Instagramą ar Facebooką, nesvarbu. Ačiū. Gerai. Aš kaip visą laiką sakau, sėkmės žvejybai. Gerai, visą sėkmės. Šitas video, manau, šią savaitę išeis ateinančią. Gerai, čiau. Na va, gerbėmieji, žvejyba nebuvo sausa, keletą ešeriukų pagavau. Rudeninį sezoną, galima sakyti, atsidariau su oficialia žvejyba, o ne kai buvau prie Danės, ten buvau į istoriją metęs, tai tiesiog ešerį pagavau. Bet aš neplanavau žvejoti, tiesiog laukiau pijaus, kol teatro pamokas pasibaigs. O čia važiavau specialiai žvejoti ir pagauti žuvį. Pavyko, dar davėm dovanų jaunuoliams, kaip sakot, pagaus kažką ant spinnerbaitų. Ten lydekėlės rimtas pagavė, buvau, nežinau, kiek ant ryšiam kameros matysis, bet jo, sėkmės jiems, sėkmės jums. Ir nepamirškit paspausti laiką, subscribe, varpelį, bet nevarpo visus tos reikalus, nes prašo daugiau žvejybos, bet daugiau nenorit subscribinti. Iki.